Lapone draugai, aš vis klausau Marijos radijo. Šiandien pas mus jau antradienis. Antradienis spalio 14. Laikas 6:52. Aš klausau Marijos radijos 2025 metais. Nepaisant to, kad aš čia be pinigų, be šviesos, be elektros, nuo mane atsisako valstybė. Policininkai mane muša, nori sunaikinti. Išvis, ši valstybė, institucijos nori mane sunaikinti. Bet šis valstybės institucijos jie be Dievo, o aš su Dievu. Suprat? Skirtumą tarp šitų valstybių institucijų, kurie nori mane sunaikinti, ir tarp manim, su kuriam yra Dievas. Ir su manim yra Dievas. O su šitom valstybės institucijom turbūt yra šitonas. Čia parašyta pravoslavų malda bažnytinių kalboj, pravoslavų, rusų, Dieve mūsų ir kryžius, iš Negodeikos. O čia šitą apyrankį visi atpažino. Ir Marijos radijo. Ir pas mus jau 7 rytos valandą ryte, Marijampolė. Pas mane nėra elektros, aš grįžau iš ligoninės, pas mane jau nebuvo elektros. Ir aš jau praktiškai savaitę gyvenu be elektros, be patogumo, be ryšio. Aš visą tai darau. Aš specnazas. Aš baigiau Rusijos karinį mokyklą. Rusų karinį mokyklą. Rusų karinį mokyklą jūs išmokins, kaip atrodyti taip gerai su tokiam sąlygom. Jūs matote va šitą vaizdą, bet jūs nežinote, ką darosi šitam bute, kaip atrodo šitas butas. Jūs matote va tokį gerą vaizdą su japoniška kolba, su gražiais kryžiukais. Ir čia sėdi vidutinio amžiaus vyras, simpatiškas, ir klauso Marijos radijo. Bet jūs nežinote, ką darosi šitam bute, ką aš valgau, kiek aš miegojau. Jūs tai nežinote. Jūs matote tik tai šitą gražiai paveikslėlį. Net šitą cigaretę, jinai atrodo pilna,
Bet iš tiesų eina čia filtras nuo Minsko ir atplėštas gabalas Minsko. Atrodo gražu, romantiška. Net nematosi mano išmuštų dantų. Gražus jaunas vyras, tvarkingas. Klauso Marijos radiją su kryžium, su japoniška kalba. Rytas, antradienis, 7 valandas, Marijampolės, spalio 14 2025 metų. Ir man 50 metų. Ir aš nešioju va tokius daiktus. Ką reiškia visi šitie daiktai? Jūs nors į Google įkiškite, į Wikipediją, tam į Google pakaks. Aš jau nesakau eiti į biblioteką. Supratote? Mėsos gabalai su kirmėlio intelektu. Ir nesupratote? Čia neužtenka proto. Jūs policijos akademijoje tokiams dalykam nemoka. Įmušt į kepinį, kai sadina į greitojo pagalbą. Jūs ten išmoka. O skirt tokius dalykus, klausyt Marijos radijo, jūs policijos akademijoje nemoka. Grozny, Šiaurės Kaukazas, 10 metų. Ačiū už dėmesį.